Šis rodos nieko nereiškiančių garsų kartojimas veiksmingas artikuliacijos lavinimo pratimas. Jis kartu su daugeliu kitų įtrauktas į kalbėjimo meno studijos mokymų programą. Studijos mokytojų teigimu, gebėjimas aiškiai, raiškiai, laisvai, sklandžiai ir įtikinamai kalbėti yra menas, kurio įgūdžius būtina lavinti kiekvienam nuo visuomenės neatsiskyrusiam žmogui. O tam reikia ne tik įveikti nepasitikėjimą savimi, bet ir išmanyti viešojo kalbėjimo psichologiją, įvaldyti kūno kalbą bei suprasti, kaip kalboje susijungia balsas, kvėpavimas, intonacijos, akcentai, pauzės, laikysena, gestai, mimika ir taisyklingas kvėpavimas. Dabar bręsta jau valstybė mūsų, taip bręsta ir net sakyčiau ne mados, bet reikalavimai. Ir tik dabar ateina kalba apie viešąją kalbą. Ta prasme, jau kažkas domisi tuo. Kūrėsi kažkokios mokyklos, skaitomi seminarai, žmonės mokomi, iš tikrųjų bent atpažinti, kas yra viešoji kalba, kas yra buitinė, visokia. Ir visa šitas ateina ir man atrodo labai progresyviai į Lietuvą. Mano didžiausias tikslas, kad žmogus laisvai galėtų reikšti savo mintis ir kad jis reikštų save, nebijotų toks, koks jis yra ir nebijotų savęs. Ir kad bendravimas jam taptų malonus, kad tai nekeltų tiek streso, kiek daugumą iš tikrųjų kelia. Ypač viešas tas bendravimas. Kalbėjimo meno studijos teigėjai tvirtina galintys užtikrinti, kad pasimokę pas juos nepakliūsite į situacijas, kai kreipiantis į publiką pamirštamas tekstas, dėl fizinės įtampos sukausto auditorijos baimė, užkimstama, paslepiamos rankos, žemyn nudelbiamos akys, kalbama tyliai, monotoniškai ir neįtaigiai, kol klausytojai galiausiai ima snausti. Mokytojai įsitikinę, kad jų paslaugų poreikis Lietuvoje tik augs. Esą viešojo kalbėjimo žinių ilgą laiką reikalauta tik iš aktorių, tačiau 21-ame amžiuje jos būtinos kiekvienam kultūringam žmogui siekiančiam asmeninio tobulėjimo. Per kalbėjimą, per kalbą mes turbūt labiausiai save atskleidžiam. Tai čia nuo graikų laikų, man atrodo, kad graikai turbūt ir tokį mums ir pavedė gero kultūringo žmogaus toną, kad jeigu žmogus kalba raiškiai, aiškiai, moka reikšti mintis, tai būtent tą kalbėjimo menas jo ir verčia jį tapti piliečiu, politiku, menininku, visaverčiu žmogumi. Kai žmogus kalba, tai dirba viskas. Visų pirma, jisai jaudinasi, dreba balsas, tai yra visuma. Ir galvoju, kad jeigu tik tai treniruoti balsą arba tik pasiskaityti apie tai, žmogus to nesugeba įgyvendinti. Todėl mes galvojam, kad tai improvizacija ir vaidyba tai yra tie galbūt įrankiai, kurie padėtų žmogui atsipalaiduoti, pajusti, sugebėti koncentruoti dėmesį ten, kur reikia, sugebėti atpažinti savo įtampą ir mokėti lemiamų momentų ją suvaldyti. Bet tam reikia tik noro ir galbūt visuomenės požiūrį į tai. Kad baigs vieną kartą visi švebeldžiuot, baigs kažką tai neaiškiai murmuliuot, o logiškai ir sugestyviai reikšti savo arba galų gale ir svetimas mintis. Aktoriai sako, profesinių kalbėjimo įgūdžių lavinimo kursą parengė tiems, kurie kasdien susiduria su viešuoju kalbėjimu – politikams, vadovams, mokytojams, muziejininkams, dėstytojams, gydytojams, teisininkams, diktoriams bei viešųjų ryšių specialistams. Tiesa, romėnų filosofas ir retorikas Ciceronas sakydavo, kad niekas negali gerai kalbėti apie tai, ko neišmano, tačiau net ir tas, kuris puikiai išmano savo dalyką, bet nemoka išdėstyti minčių ir parengti kalbos, tinkamai perteikti savo žinių nesugebės. Tad pasidomėti kalbėjimo menu pravers kiekvienam.